vietose ir zona 30, bet ir be zonos čia turbūt aišku, kad nereikia lakstyti. Taip, teisingai. Jo, biški reikia paankstinti sprendimus ir jie turi būti tokie tikri užtikrinti. Suksime sankryžoj į kairę, bet aš prie Žoliapjovės čia nevažiuočiau. Lėčiau ir taip, rodyk posūkį ir su pirma ir arti prie jos nevažiuočiau, nes jie tokie būna irgi vaikai ten vairuoja, tai vaizdairosi gražiai. Va, mes taip irgi pasižiūrėsim dar geriau negu visai. Nu va. Ir vat nesusimaukim su Žoliapjove, nes jeigu čia linija, o ten paskiau jau tie atliekt gali, nu gal spėsim aplenkti. Rodykim kairę. O, tada važiuosime į dešinę ir su pavara mūsų pirmumas, nes jie iš kairės prikišė nosytę, bet jie mums nepaliko vietos, mes mandagiai palauksim dar vis kerčiau pavažiavę šiek tiek, kad biški matomumo gal ir turėsi, o gal ir ne. O nėra? Ne. O tada važiuojame. O nes jie čia šitom gatelėm vaiko jumis, kad jūs mokėtumėte Norvegiją. Ir palauk, o čia platesnė vieta. Ir vėl rodyk kairį. Kairį ir jau pradėk judėti pro biškį. Sparniukas dabar paskutis važiuoja. Bet va čia darom tokį, nes čia išlieks. Dabar suksim į kairę, Lampėdžių gatvelę. Priešų nėra. Sankamą laikyk ir čia, kad nebūtų čia. Ir galim sukti, jeigu tas nelenkia mūsų. Jis neturėtų lenkt, bet reikia saugotis. Čia visur dvi pusės yra, bet mes čia lenkimą darom, nes čia nieko nėra kol kas. O būtų, tai jau čia pasitraukia, biškį paleistų. Tai va jie tikrina čia tą atstumų pojūtį ir kad tu iš anksto planuoji. Čia tarp kitko, tiesiai važiuosim, grįžtam į dešinę, bet nulaužė ženklą. Čia, žinau, gal reiktų pasižiūrėti iš dešinės. Čia buvo trikampį jie turėjo, bet dabar jį nulaužė ir nepastatytas. Tai turi pasižiūrėti kaip lygiareikšmę, nes jeigu eismo įvykis įvyktų, tai mes kalti būtume. O jeigu nepažiūrėtume, egzaminuotojas pažiūrėtų už tave, bet kaina jų 40 eurų. Jūs paslaugos. Na ir sankryžoj suksim į kairę. Rodom kairį posūkio signalą, praleisim iš priekio važiuojančius tiesiai ir į dešinę. Labai gražiai įvažiuoja egzamino mašina. Ir nėra pėsčiųjų, nėra lenkiančių. Mes taip pat įvažiuojam Vežėjų gatvę. Šiek tiek padidinam greitį, antrą pavarą, bet labai neįsilekiam. Ir sankryžoj suksime į dešinę. Dar vienas automobilis stovi mūsų kelyje, rodom kairį aplenkimui, mažinam greitį, nes jeigu įvažiuos kažkas, tai įsuks į šitą Vežėjų gatvę, mes turėsim pristabdyti. Grįžtam į dešinę eismo juostą, duoti kelią ir papulsime į vienpusio eismo gatvę. Ir turėsime labai mažai laiko nuspręsti kitoje sankryžoje, kurią juostą užsiimti. Jeigu važiuotume tiesiai, mums reikėtų dešinės eismo juostos. Jeigu suktume į kairę, vienpusio eismo pabaiga, bet dar yra vienpusis eismas iki sankryžos, todėl turėtume užsiimti kairę eismo juostą. Na ir čia egzamino automobilis vairuotojas padaro klaidą, ne iš tos juostos pasuka. Praktiškai 2 sekundės priims sprendimą. Jeigu jau kartais likote dešinėje juostoj, belieka tik važiuoti tiesiai. Ir praleisim pagrindinių kelių važiuojančius, iš priekio sukančius į dešinę ir pėsčiuosius kertančius gatvę. Ir galim pasirinkti, jeigu laisva dešinė, galim iškart į dešinę važiuoti. Jeigu mums reikės už 50 metrų į kairę, tuomet reiktų iškart į kairę juostą. Taip, ir žiede važiuosime pirmas išvažiavimas. Todėl tikriausiai reikės dešinės eismo juostos. Rodom posūkį, žiūrim automobilių ir taip pat ištisinių linijų, kad nekirstume, nes čia ties kiekvieną sankryžėlę beveik užbrėžtos ištisinės linijos, taip pat prieš perėjas ištisinės linijos. Teisingą juostą pasirinkom, praleisim pagrindinių kelių važiuojančius, bet prieš tai perėję apžiūrim labai atsargiai.
Na ir iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas privalo duoti kelią kertamojo keliu ar prisijungiančių kelių važiuojančioms transporto priemonėms. Bet šioje sankryžoje per anksti nubrėžtos trikampiukai, todėl mes sėlinam iki pat sankirtos ir tuomet įsitikinam, ar nieks neatlėkė Jurbarko gatve. Ir įvažiavom į žiedą ir išvažiavom iš žiedo, pėsčiųjų nėra ir tęsėme kelionę. Tau, žinai, kai suki aplink salelę, tu ant šitos užvažiuoji, tai kam tau vėl, jeigu nepažiūrėjus, ten lėksi tą, sakysi, kad tu nepažiūrėjai, aš tą neturėtų. Nes tu kaip už salelės, kaip važiuoji į šitą, suki. Jo, ar tai neprivažiuokim, gal ir, bet čia va palauksiu pirmą, tada, nes jeigu sankaba, nes matai, kad nepapultume. Nes ten nelabai buvo galimybė. Tu žiūrėjai ir nebuvo galimybė, tai mums tenka palaukti. O dabar ką? Nu dabar va, jie nuvažiuoja. O jeigu stovėtų, tai galima būtų. Čia linijos liktai nebuvo. Jo, kodėlgi ne, gali, pavyzdžiui. Jeigu jauti, kad saugu, viską, tai čia gal juostos. Ne, tai neverta. Ten jo vėl stotelė bus, tavo greitis normalus, tai žinai, jisai stotelę darys, o tu pravažiuosi. Arba visai nesirikiuoja, arba per daug rikiuojasi, žinai. Tai o turi taip, žinai, pagalvoti, ar verta, ar neverta. Dažnai užmiršta ir varo antrą juostą, 4 km tada užrašo, kad tuščia laisva dešinė, tai jau pasidaro kaip ne. O viena moteriškė tai vis lindo paskui trolikus, vis nepažiūrėjus, kad ji ten stoja, susivėlė ten. Dabar iki Regitros važiuosim. Užveskite. Ai, veikia, tai gaziukas. Tu spėjai sulaikyti sankabą, aš tik tai negirdėjau, kad jis neužgeso. Aš galvojau, kad užgeso. Reikia, kad lempos nepažiūrėjau, kad užsidega raudonas tada. Ir tau rodikliukas jau rodo ir garsas. Girdisi galima pakeisti. Tai jo stotelė čia yra. O dabar gali rodyti dešinį ir už jo jisai iš stotelės. O čia dar iki perėjus, dar spėjam gražiai, saugiai. O. Nu, jam čia padėjai, taip reikia. Tada nereikės, užtenka jau čia maksimalus greitis. Gali ketvirtai sėdėti, bet labai neviršyk su ketvirta lengva paspaudus viršyje greitį. Nes visi važiuoja biški viršyje, tą pastebėjai. Tai mes turim, jeigu su visais, tikriausiai viršyjam ir mes tas pagal tą požymį dar gali. Visi griežtesni negu policai, jiem 10%, 55 nepasitaisius pasidarys kritinė. Vieni tie šulinukai tokie nedaug, tai tiem neverta manevruot, bet kiti tai būna tokie aštrus. Šitas visas Raudonvario plentas krateris. Kaip? Krateris, jo. Bet jį pralaisfaltavo, čia buvo vapšė labai blogas jisai, bet paskui prasfaltavo. Nu, tų lopų pridėjo. Jo, jie čia vėl ką nors užsikemša, remontuot reikia. Tą pagrindą, žinai, nelabai gerą padaro nuo sunkio svorio. Vasarą jie susispaudžia. Tai su tom didesnėm mašinom mažiau jaučiasi, su tavo tai jaučiasi, ar ne? Jo, ir dar kaip. 12 ten colių ratukai. Nežinau, kažkokie mažiukai. Colis yra 2,6 kažkur tai centimetro, tai tie ekranai, biški lėčiau, nes jis matai, ir dar lėčiau, nes jisai čia kažkaip tai. Tai ratlankio dydis matuojamas coliais, tai tie žiguliukų būdavo 13, o tų Aixamo atsimenu turėjom, tai mano 12 buvo, bet gali ten viską tokie. Tai pagal juos ir padangą.
biški pavojingas už posūkio, tai taip irgi žiūrėt, nes dabar gražiai sutvarkė jiems stovėjimą. Anksčiau būdavo įsikišę galai, tai labai pavojinga būdavo, kur jie atguli išvažiuodavo. Tai. Dabar ten esam pro stopus važiavę iki parduotuviai. Man atrodo, ne. Tai vat už tų automobilių dabar už 200 metrų suksim iki parduotuvę. Ten apgaulingai atidaryta tie užtvarai, bet yra stopai, tai turim atlikti viską kokybiškai. Va, suksim į dešinę. Ir į kiemą geriau važiuoti pristabdžius, dar pristabdžius. Ir tikrai pėsčioji čia neina, nežinau. Tada čia nėra. Ir dabar į kairę rodom, priešų nėra, lenkiančių nėra. Ir va tavo parašytas ženklas. Sankaba. O, nesužgesi su savo, tai turtas. O, tą padarai. Dabar ten toliau išvažiuosim, va. Ir paprastai neina alaus pirkt. Bet lėčiau, nes ta moteriškė, kad nepamestų savo uogienės ir tą vyrą išleist, kad taip draugiškai, žinai, kad nekomplikuoti. Tai čia labai mėgsta va, jis tai tikrai nestos. Taip, kam jam čia stop? Į kairę suksim. Bet mes tai turim būtinai įrodyti kairį. Ir tada turim būtinai padaryti už 40 eurų vertą sustot. Tada kišam nosytę, žiūrėsim, čia labai irgi yra tų kiemų. Ir biškai palauksim va čia, kad neblokuoti. Jis turėjo gražiau atsistoti, nes dabar įvažiavęs žmogus negalės pravažiuoti. Jis turėjo biškai ten ir taip užsisukti, nes jie tingiai laisvą gali biškai padaryti. Į kairę čia žiauriai pavojinga, čia užsimušęs yra žmogus į tą sieną, kai lenkia kažką. Kai normaliai važiuoja, tu gali apskaičiuoti, bet kai koks nors lekiantis būna ir pagauna tada. Dešinė, bet irgi neskubėk, pavojinga vieta čia. Va, kokybiškai. Turbūt, kad po šito pradeda, tada po to. Tai jo daug jau lekia dabar. Nes kai išvažiuoja, jie dar greičio neturi pradžiai. Dar kai išsukinėjo, mačiau tokio dar greičio. Bet jeigu nesigarantuota, tai geriau palauk. Dabar tai lina. Patruliko. Čia srautas didelis. Čia gražiai, kiek reikia, tiek lauksi. O, puiku. Labai gerai, nepagavom borto. Žvilgtelk, nes koks durniukas motociklistas, tai jiems smagu prašaut. Jie lekia, aš net nustebau dviratininkas į Parodos kalną ir aš ten važiuoju ir lenda jisai čia, žinai. Paskui vėl jisai atsilieka, nes ant kalnas, bet taip tokis jau tarpelį dėl duobės suktelčiau ir spaučiau aš jį prieblandoj. Taip ne vaikas, o sportininkas. Bet jiems, žinai, jau jam kitai galvoj, bet rezultatų jie jau ten varo. Tai ta prasme grįždama irgi žvilgtelk, nes aš galvoju nebus, bet pasižiūriu kitą kartą net nustebęs ir gerai, kad pasižiūriu, nes turi būti refleksas. Ar dalį juostos, ar nedalį. Koks nors mokinukas turbūt, ar kas. Bet leisti jiem išvažiuoti ir tada tik tai. Tai dabar važiuosim mes į dešinę, čia per tą... Per naują, per šitą? Per šitą važiuosim čia. Yra leidžia, rodom dešinį. Vieną dieną būna atidaryta, kita uždaryta, bet jau čia žiūrėsim. O dabar dar už 200 metrų tik tai kamštis. Tau pasakys, tai tu čia važiuosi. Ir jeigu pėsčiukų neturim, ir va ten, jeigu nebus plytos, tai tiesiai važiuosim. Tai va, lyg tai nėra, tiesiai važiuojam. O
O jeigu būtų, tai tada čia jie reikiuojasi, pro kitos boksus įvažiuoja. Ai, čia gerai išasfaltavo. Jo, viena pusė, bet dar kita vėl tai gali būti uždaryta. Tai į kairę suksim, tai tą motoriškę to pat biškį aplenkia, bet vėl tada pagrįžtam, nes čia išvažiuoja. Ir gal lėčiau, nes mokinukas jisai gali ten užgesti, neužgeso. O, išvažiuoja, mum daugiau vietos jam palikim. O, kaip puiku. Mes gražiai į pirmus vartus įvažiavę, ten surasim vietus, gražiai pastatysi. Bet į kiemą geriau važiuoti su pavara. Taip, nes ten, nežinau, dar biškį toliau, rodai kairį. O ten, kai liks 10 metrų, nes greitis nedidelis. O dabar pristabdai ir dabar pirmą pasiekuši. Nes ten labai toks nutoli, tai toks priešų nėra, lenkiančių nėra. Vartus išvažiuojančių nėra, laikytis dešinės, nes viena čia viduriu važiavo ir negavo teisų. Nu ir statyčiau, o čia rodyčiau kairį, kai sankava nuspausta, priešų nėra, lenkiančių nėra. O, puiku. Nes jie kartais čia dar paprašo pastatyti kažkur tai. Jo, gerai, puiku. Va, ir pastatai. Ir tada va vėl paskiau išvažiuosim. Tai va čia pasibandyk, būtinai pasibandyk. Ir išvažiuodama laikytis dešinės, žiūrėt, kad čia nebūtų. Čia šitie gal iš dešinės turėtų praleisti, bet ir čia aikštelė, ir čia tai O jau... man tas pasibandymas kartu instruktorius sėdė. Jo, sėdi. Žemą, tai paskui pažiūrės, kad... Ne, nu tai tu nesąmonių nedaryk, jeigu ten bus mašina važiuoja, tai tu palauk, nes visi įsigandė. Ten toks, žinai, būna to dar nemąstantys žmonės, tai po biškį, va, pajunginėk ant šalto, žinai, gazą stabdai, pasižiūrėk, kaip čia viskas, nu tau kas, vairas posūkiai. Kad tas pasibandymas, tai ten tiesiog aš pasibandau, kaip ta mašina pati juda, ne? Jo. Ir aš galiu ten ratuką apvažiuoti tokį ir tada pasakau aš jam, kad pradedam egzaminą kažkas. Ir jo, aš sakykiau pasiruošus, jisai pats paklausė, ar tu pasiruošus. Nes jie nesiūlo, tu pati nusipirkai telefoną, tai pasižiūri viską, o ne taip, jeigu sakai, kad nepasiruošus. Sakai, ne, dar, tai gerai, sakot, nu tada pabandykit. Jie supranta, jie, kai paklausėm, jie nėra nurodyti, kad ten 2 minutės ar 3 minutės. Jie, žinai, jeigu gal tau pasižiūri, kad tau tutum širdis kažką paguojasi, žinai. Nu, tai jau, tai tada laisva biški sakai, va, man biški čia negera, biški čia aš pabūnu, va. Pakartokime. Siaurose gatvėse, sankryžose, tiek įvažiuojant į sankryžą, tiek išvažiuojant iš sankryžos, turime, jeigu tik įmanoma, būti dešiniai eismo juostoj. Aplenkę stovinčius automobilius, tuoj pat turime sugrįžti į dešinę eismo juostą. Privažiavę lygiareikšmę sankryžą, puikiai turime žinoti, ką praleisti ir kokios trajektorijos laikytis. Vienpusio eismo gatvėje į kairę sukti, jeigu nenurodyta kitaip, reikėtų iš kairės eismo juostos. Ir įvažiuojant į sankryžą, turime puikiai įsitikinti, ar neatlekia automobiliai pagrindiniu keliu. Ir jeigu blogas matomumas, turime gana toli pasižiūrėti. Taigi, vairuokime saugiai. Rekomenduoju keletą kartų peržiūrėti video įrašą, kad įsimintumėt.